Su Bartuku varom pasivaikščiot. Ne, Bartuk, nori pasivaikščiot? Sakyk, ai, pasivaikščiot, kaip tau gerai. Einam pasivaikščioti. Ai, laimingas šuo, geras žiūrėt, kaip gyvūnai laimingi. Tai va, atvariau kaimą. Galvojau, rodė saulė. Saulė visą dieną. Ir penktadienį, aišku, gražiausias buvo oras, bet kai atvažiuoja jau tamsugi šito Vilniaus. Nu, ką šiandien matom, nelabai kaip orelis. Nelabai šalta, bet kaip tikėjausi visą dieną saulytės, tai nėra saulytės. Veidas biški pabertas, tai žinokit, ne nuo gerimo, nors gali būti ir nuo jo, bet kas tai buvo užpuolė, nežinau, alergija užėjo, visas ištinau, kaklas ištinau. Net variau pas daktarus, kas retai būna, kad aš varyčiau ir ieškočiau pagalbų, o čia jau nepraeisiu. Tai vat buvo toks dalykas, iš niekur nieko, tin pradėjau, senatvė turbūt atėjo jau, tai nuvariau, kuolą, sako, reikia, galvoju, žinai, jau kaip, jau smirtis artėja, jau kuolas nebaisu, petį parašiau, galvoju, petį durs, ne, sako, maukis kelnes, senai šikno nebuvau gavęs kuolo jau, bet kaip įdūrė, tai neskaudėjo, bet kai leido, net į nugaros skausmas toks perė, bet iškart čikt atleido, tai nežinau, baisu gyventi, nežinau, nuo ko alergijos. Pas daktarus užsirašiau, tai tik po mėnesį, aišku, priims. Labai jau kaip būsiu ir pamiršęs, kad man čia kažkas buvo. Tai va, einugi, ne dėl alergijų apie savo lygas noriu papasakoti. O dar eisiu šiandien pas bitės. Reikia, galėsi papizdavot, kad aš taip darau. Visą laikas papizdavot, kas metus, bet, aš taip darau. Ir paaiškinsiu po to, kodėl. O einu dabar per laukusgi, pažiūrėk, gal grybų bus. Taigi, kaip ir visi čia kaimo ūkininkai šitie iš Vilniaus, tai visą laiką dargi ir auginu grybus. Ant rastelių. Tai vasarą kažkiek buvo. Bet ten reiktų labiau jam gal kokį sistemą, kokią laistymą padaryti, kad derlius geresnis būtų. Bet dabar, kai buvo toks pašalo, pašylo, pasviravo, pernai prieš žiemą buvo, tai nueisiu dabar pasižiūrėsiu. Gal ir dabar kažką bus šitakių. Ir Bartukui patinka pabėgioti už vieną. Žiūri mano ūkį. Žiūriu, truputį yra. Nedaug. Jau apryja. Matot, šitie šližūnai, kai nekenčiu šitų šližų. Truputį, nedaug, aišku, nedaug. Matos, gal dar palauk biškį. Va, čia biškį yra. Va, grybukai auga, reiks susirinkti pats tas dabar žiūriu kai kurie, bet nedaug jų. Čia jau gal 3 metai, man atrodo, man pasigūli. Gūli, bet va, yra keletą. Yra. Tai va, ne tik bitėm užsiemu, dar ir šitos buvau padaręs. Čia kaip biški nebuvo ką veikti. Paskau prieš kelis metus 2 ar 3. Biški buvo medienos, jiems čia visai gera vieta, tokia biški pelkė. Sakoma, toks prūdas yra, anksčiau karvės čia girdydavo. Va, tipo, šėžalka tokia. Čia visur vanduo stovi, ten vanduo. Čia bėbrai atvaro dar pavogti iš manęs medžio šitą. Krūmynai tokie, tai gal šitakį visai gerai. Tai šiandien valgysiu grybų, o jūs ne. Ir ko tu lendi prie tų bičių? Noriu ir lendu. Iš tikrųjų, taigi mano bitės, aš kai dievas. Beveik, nes aišku viskas dar ne visai dievas, bet realiai užnori ir ta šeima nebesulaukia pavasario. Bet aš tai to nenoriu, noriu, kad sulauktų. Man labai keista, Facebook kaip sako, nelysk tenais, negalima žiūrėti prastas bitės ir panašiai. Kaip negalima? Jeigu aš laikau tas bitės, man įdomu pažiūrėti, kaip jos atrodo, tai ir lendu ir pasižiūriu. Tai čia tik šiaip sau, bet 5 šeimas taip paliksiu, 5 taip. 5 truputį apšildinsiu ir padarysiu truputį ventiliaciją.
per viršų. Nes matot, yra, pastebėjau, per tiek metų yra tokia problema su šitais va plastikiniais aviliukais, kad drėgmės jie nei kiek nesugeria, o drėgmės pas mus daug. Ir jeigu sniego būna nemažai, užpūsto, ir ta ten jie biški šunta, sakai, o kaip šunta, ta pelėsis. Jeigu matyt būtų aviliukai pakelti aukščiau, nešiti ant padonų, tai ten sniego tiek nebūtų ir galbūt, manau, viskas būtų gerai. Nu, pas man ir kaip yra ir aš darau kaip man atrodo. Traktorius burzgė kaime, viskas juda. Va, matot, vienoj pusėj klubas šitas susidėjęs, tai aš ką aš noriu padaryti. Aš nieko daug nedarysiu, aš tiesiog va šitą va taip va padarysiu. Tada uždėsiu va šitaip va. Nu, iškart kas nori. Va. Ir tada va čia tokia ventiliacija bus. Uždėsim va šitą va reikalą. Va. Kažkaip neatsistoja savo vietą. Gražiai. Ir uždėsim. Va, tai mato, dabar vis tiek čia va, cirkuliuos biški oras. Aišku, blogai skersvėjai, bet mes nedarysim didelio skersvėjo. Kartais net dugnus biški pridarydavau. Aišku, neuždarydavau, o pridarydavau. Išimsiu vieną šitą. Čia dėl vieną nieko ir tokį. Bet pačiau, kad kai būna labai drėgna, jisai užsikiša biški. Bet, nu ir va. Ir pagal tą idėją, va, ten vis tiek cirkuliuos biški oras, gal nebus to didelio skersvėjo, nors skersvės, aišku, visada blogai visiems. Bet aš pastebėjau, kaip taip darau, nu nepelyja man remelį, va taip palieku kaip yra, tai būna pavasarį ir iš vis, ir daugiau būna lavonėlių. Tai va, dabar jos biški ir šilmos į viršų ten plėvelė duos, ir ten kvepuos, ir ten skersis tiesiai per jas neis, nes jis čia tiesiog ventiliuosis, kad ten, nežinau, mano strategija tokia. Man gaunasi, aišku, ten sako, nu, ypač dėl tos dugnus, o Jėzus, jeigu uždaryti kiti, aš tai manau, galima pilnai ne tą pačią uždaryti ir didesnę ventiliaciją per viršų padaryti ir nieko blogo nebus nuo to. Aišku, mediniam aviliam vis tiek medis paima, sugeria tą drėgmę, o čia tai nieks nesugeria, jinai tokia ir va, trasoja ir po to pelėsis metas. Tai va toks darbelis, tai neturiu daug šitų meduvės sukrautos. Tai bet 5 turiu, tai 5 padarysiu, 5 paliksiu taip kaip yra, taip yra. Tai va tokie reikalai kaime. Nori lendu, nori nelendu. Ir man čia nesakykit, ko tu lendi pas tas bytes. Nes man pyksta daras. Mano gyvūnas, noriu ir lendu. O pasižiūrėjau ir ką dabar, viskas jau numirs iki pavasarį. Nenumirs, tikiuosi. Tai va, nežinau, darykit jums kaip atrodo, aš taip darau. Iš tikrųjų, kaip aviliukai jau apėjo apie samanom, greit genda, gyvenimas greit bėga. Kaip toks oras, net biški depresiją traukia, matau jau. Tai ką, susirinkom biški užsimti ne visai bičių reikalais, orai kaip tokie, darbų nelabai yra, galima užsiimti ir ne tik ūkiu, o ir aukso paieškom. Čia kažkada šitoje vietoje pasižiūrėjau, buvo daržai žmonių, dabar kaip matot nelabai čia yra, tai pabandysim kažką paieškoti. O, laukit čia, kur kastuvo buvo, gal čia nuo kastuvo. Panašu, kad nuo kastuvo. Dėja, neprasigyvensim taip greitai. Aišku, būtų geriausiai tokį darbą dviese bent jau, nes nepatogu, bet prie namų čia pasižaidimui, kodėlgi ne. Kažkaip reiktų turbūt logiškai čia vaikščiot, kad po to 2 kartus tus pačius nei. Nu, palei čia praeisiu po to. O, kažkoks tai daiktas yra, bet signalas gal nėra labai geras.
Gerai, operatorius gal gali man paduoti kastuvą. Kastuvą. Gerai, gerai. Filmuokite, prašom, ką kasam. Oi, nepatogu vienam šitą darbą daryti. O čia akmenys kažkokie tai ir kažkas tai jau. Neturiu to ponterio rankinio. Šitą irgi nemano, aišku, tai nieko neturiu, bet kad kaimui atvažiuot, ne šiaip atvažiuot, o kažką paveikti, galima gi ir pasiskolinti. Gerai, pažiūrim, kas čia gali būti. Ne čia dar. Geriausiai kažkur kaip ūkininkų žemė jau uždirbta. Žeminiai pasodinti dabar, per pievelę eini gerą. Nežinau. Nu, tai įgudimo biškį reikia matyti. Pas mane nelabai prieš 2 metus. Trumpam išėjau ir iškart radau žiedą, auksinį. Tai dabar turi nesisek man 10 metų, tai nieko gero turbūt. O. Nu gal šitį nebusgi čia auksas. Auksas turi būti čia. Va, auksas mano. Nu, va, juvelyrika mano, gražuolė. Gerai. O. 8, 8. Turbūt čia. Ai, kai vienam nepatogu. Vėl akmenys. Ar kažkas. Gal žmogaus kaulai ir ant pirštų žiedai buvo. Kaip kasė čia bulbą sodina kultivatorium kokį. Nunešė pirštus. O. Gerai. Kas čia? Matom akmenį, matom. Jau radau auksą. Auksinis greičiausiai. Kastetas. Pažiūrim, ar daugiau nėra. Oi, kastuvo patrau. Nebėra. Lobiai. Vien pilni laukai lobių. Nu, dar čiagi. Jau radau. Prasigyvenau turbūt. Opa. Kas čia per daiktas iš tikrųjų, net nežinau. Nu, va, jūs tokių dalykų neturite. O aš turiu. Tai nežinau, kiek aš čia laiko. Gal valandą, kokią gal daugiau biškį pasikapšiau. Šiaip po ranka gerai pavargsta. Ką galiu pasakyti, tai kas įdomesnių man dalykų, tai aš tik nepratęs šito reikalų, tai nežinau, bet kad akmenis detektina, tai esu nustebęs iš tikrųjų. 2 akmenis radau, kurias detektina, atvariau, nu galvoju, ką žinau, po to magnetą susiradau ir traukia. Tai gal ir dažnai tokie dalykai pasidaro, aš tik randasi tokie akmenys, bet aš kaip nesusidūręs šitam reikale, tai žiauru, iš vis dar eini kasi, metalų visokių daug, dar ir akmenys reikia iškasinėti. Nu tai vat likau nustebęs truputį, bet kas turbūt kasinėja dažniau, tai jiem čia jokio įdomumo nėra. Tada, nu čia turbūt gal šluota, aš galvoju, buvo. Šluota. Tada čia kažkoks jau nuo įrankio kažkokio tai metalo, rimtos gabalas metalo. Aišku, tokie labiausiai nervuoja skardelės. Rodo, kad bais didelis auksas, bet žinom, kad ne auksas. Tada daro to kažkokia skardelė.
Nežinau, ką dar čia. Dar tokia pat propkė. Šampano turbūt, va, toj pažiūrėsim. Kažkas gėrė turbūt. Pievai, bulbekais į kokį kasę. Ir oi, davai, šampaną lytausin varam. Nu, turbūt čia nekapstysi, bet labai panašu man į šampaną. Nu ir čia ta lėkštė, čia turbūt kažkoks buvo bliudelis gal. Žinau, kažką tokio va. Tai va, tokia va laida, kitokia, nes apie bitės nėra čia labai ką daryti. Kaimą atvariau, šeštadienis, dar turiu šiandien vakarą ir rytoj jau krautis vėl į Vilnių. Nu tai, kai pažiūrėt, tai palaikinkit, vis tiek malonu, kaip matau, kad laikas yra iškart, reiks dar padaryti kažką sugalvoti. Tai tiek, iki kitų susitikimų, savaitgalio rytinį. Iki.